Первый Б Pictures представляет. Jo, geriau kreizį. Kreizį variantą turinčią daugybę galvų ir tokią labai pavojingą būtybę. Štai įsivaizduoju. O tai kuo ta būtybė pasižymė? Kuo ypatinga ta būtybė? O tai silpnas, stiprus padarėlis. Ypatingai stiprus padarėlis. O bet jisai kokios šalies mitologija dažniausiai minima? Jis nežino. Galėčiau turbūt pasakyti, kad... Kur prie jūrų? Jo, Viduržemio jūros šalių mitologijos toks pagrindinis. Šiaip, jeigu dabar iš emocijos pasako, kaip jis dauginasi? Na, mitologijos sudauginimas yra sunkus. Jo, ten. Taip. Tai jeigu mitologinė prasme, daugintis gali daryti. Abejoju, galėjai daugintis labai daug būdų. O kuom dažniausiai maitinasi? Tai pagal mane tai maitinasi viskuo. Ta prasme, gyvais padarėliais, kurie mažesni už jį, silpnesni už jį, kad jisai laisvai galėtų jį sudoroti ir suvalgyti, pasivardžiuodamas. Ačiū, Voktai. Tai jums labai dėkingi. Tai man vienas labiausiai išsispyrusių žmonių pasauliu, kuris siekia tikslo iki begalybės, nes šiaip žmonės, apie jeigu kas ką žino iš jaunystės, iš vaikystės, kaip jis pradėjo kurti tą dalyką, ką jis kūrė, tai ir nesisekė, ir garažuose jie ten sėdėjo, kurie darė, bet vis tiek to tikslo užsibrėžė ir pasiekė. Ką jis kūrė? Jis kūrė, tai palauk, jeigu aš jau sakysiu, tai bus aišku. Ne, sakyk. Operacinę sistemą, Palauk. Tai va, ir dar tom žavu, kad paėjęs iki milijoninių pinigų, tas žmogus nepasiliko piniguočių, nepasidarė, kadangi jis, jeigu žinot, tai yra turtingiausias žmogus pasaulyje, dabar konkuruoja su kažkuo. Aš ir dievė, jisai buvo turtingiausias pasaulio žmogus, jis nesukūrė mūsų. Savo tą dalį atiduoda būtent vargšams, labdarai, gyvūnams, ekologijai. Tai va mane žavi tokie žmonės, kurie iš esmės nesikoncentruoja į tai, kad tai materija sukurti ir nesididžiuoja to, kad jo to indėliu naudojas visas pasaulis. Dėščiau ginčytis su šių faktais. Kaip tas asmuo konkuruoja su Apple kompanija ir jisai draugavo su skaičiu?
prasme, visiems, visi. Aš manau, kad jie konkuruoja. Kaip nekonkuruoja? Kiekviena kūrėjų komanda, jiem yra konkurencija, tai faktas. Aš žinau, kad konkuruoja. Geri pasiekimai sporte. Kiekvienas svajoja apie tokius tiek pasiekti, kiek jis pasiekė. Susikurti tokias sąlygas. Vaikinas, kuris sugebėjo po sunkios traumos atsitiesti, įgauti vėl tą formą, kurią turėjo ir sėkmingai rungtyniauja Maskvos Dinamo klube ir padeda Lietuvos rinktinės draugams, nariams Europos pirmenybėse, olimpiadoje. Dabar galvoju, jis dalyvavo 2 olimpiadose, ar 3. Bijau suklysti. 2, nes olimpinių medalių neturi. Įdomus atsakymas, labai įdomus man, nes tas grupatį girdėjęs. O šiaip tekus jums bendrauti? Na, šiaip. Jisai jaunas vaikinas buvo. Girdėjau, kad mokėsi pradinėse klasėse Janonio vidurinį. Kaip mokėsi, nežinau. Žinau, kad mokėsi. O man teko mokyti jo brolį. Abejoju, šis jaunas, sportiškas jaunuolis mokės Vyliaus Janonio brolį. Vilnius čempionas, Europos čempionas taurių. Dabar aš galvoju, taurių irgi, man atrodo, yra 2 vietos laimėtojas, nes jam ten visai mažai pritrūko, kad jis paskutinės olimpiados, kokios vietos? 3 vietos laimėtojas. Geras šeimos žmogus. Šiaip kaip žmogus geras, esu buvus jo interviu, buvo atvažiavęs iš Šiaulių. Šiauliečiai jam dovanojo su pagarba dviratį ir viskas. Ir man, žinokit, būtų garbė paimti Vyliaus Janonio interviu. Žymus žmogus Lietuvoje, ypatingai visoje Šiaulių apskrityje, dar konkrečiau visoje vyskupijoje. Jis labai šaunus piligrimas, keliautojas, mėgsta viešėti kalnuose, kopti į juos su savo draugais ir pažįstamais. Taip pat labai šiltas ir atviras žmogus, bendraujantis, palaikantis visus. Kilęs iš Kauno, nuo Šančių, turi gausingą brolių ir seserų būrį. Ką dar papasakoti, ką dar žinau. Visi jį pažįsta, visi mato, labai aukštas, su plačia šypsena, jo slaptažodis yra džiaugsmas ir visada iš to galime jį labai gerai pažinti. Aš tikiu, kad jis buvo religingas žmogus, bet įvairiai galima sutikti šitam pasaulyje. Ką žinai apie Julių Janonį? Geriau neklauk.
Apie Luką Vabalą. Gerai. Sportiniai pasiekimai labai aukšti. Ir žiūrėjau, šiandien kaip tu bėgioji su tą kamerą, filmuodamas varžybų dalyvius. Jie bėga priekį, tu bėgi. Juos atbulas. Tu bėgi greičiau, jie bėga priekį, bėga. Já sei que gostou.